Jei gyvenate Lietuvoje ir norite sužinoti, ar Ikcent brokeris yra teisėtas, pataikėte į teisingą vietą. Šiame vaizdo įraše atsakysiu į šį klausimą ir paaiškinsiu, kaip saugiai pradėti savo prekybos nuotykį. Ikcent yra modernus brokeris, įkurtas 2020 m. ir išsiskiriantis pažangę prekybos platformą bei puikiomis investavimo sąlygomis. Minimalus indėlis pas šį brokerį yra vos 10 LST, o minimali investicija tik 1 LST. Dėl to galite pradėti savo prekybos nuotykį nerizikuodami didelę pinigų sumą. Todėl nenuostabu, kad ši platforma populiarėja vis daugiau šalių, o kai kurie klausia apie šio brokerio teisėtumą. Taigi, ar Ikcent yra teisėtas jūsų šalyje? Taip, absoliučiai. Dėl to, kad brokeris įsikūręs Karibų jūros regione, jis nepriklauso jokios šalies jurisdikcijai. Vienintelis su tuo susijęs apribojimas yra tas, kad brokeris negali vykdyti reklaminių kampanijų šalyse, kuriuose prekyba yra uždrausta. Norėdami atidaryti sąskaitą Ikcent, eikite į svetainę, kurios nuorodą rasite aprašyme, tada paspauskite viršutiniame dešiniajame kampe esantį mygtuką. Čia įveskite savo pašto adresą ir slaptažodį, tada pasirinkite pageidaujamą sąskaitos valiutą. Tada patvirtinkite paskyros sukūrimą mygtuku. Atidarę sąskaitą, būsite automatiškai perkelti į prekybos platformą. Atidarę sąskaitą pagal aprašyme pateiktą nuorodą gausite prieigą prie nemokamos demonstracinės sąskaitos ir 150% įmokos premiją. Norėdami atlikti įmoką, spustelėkite geltoną mygtuką viršutiniame dešiniajame ekrano kampe ir pasirinkite pageidaujamą įmokos būdą. Įmokas galite atlikti naudodami kriptovaliutas, internetinės piniginės ir banko pervedimą. Įmokų ir išėmimo būdai kiekvienoje šalyje skiriasi. Norėdami išsiimti pinigus, turėsite patvirtinti savo paskyrą, o tam reikia pateikti asmens tapatybę ir adresą patvirtinantį dokumentą. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas jums buvo naudingas. Jei taip, palikite like ir užsiprenumeruokite mano kanalą, kad neatsiliktumėte nuo naujų finansų vaizdo įrašų. Iki kito karto.